buvo labai džiugu susitikti su Roku ir jo mama. Turėjome nuostabų susitikimą, kurio metu galėjome išpildyti jo svajonę, padovanoti kelionę į Disneylandą. Šią Roko svajonę galėjome įgyvendinti visų žmonių dėka, kurie dalyvavo gerumo akcijoje Vaikams viltis, planetai švara. Norime labai padėkoti mūsų draugams, Topo centrui, kurie kartu su mumis įsijungė į šį projektą ir padėjo mums surinkti elektronikos įrangą, kuri vėliau virto parama Rimanto Kaukėno paramos fondui. Labai smagu sutikti tokį vaiką, kurio akise matosi stiprybė. Mes, visa Supportive Electronic Service komanda, linkime Rokui nuostabios kelionės, nuostabių įspūdžių ir tikimės, kad jis bus sveikas ir laimingas. Šiandien mes susitikom Kaukėno fondu su Austėja, Dovilė, su įmonėm, kurios organizavo visą mūsų džiaugsmą, būsimą kelionę, palaikymus, visą paramą davė, suteikė, taip kad turim šiandien labai linksmą dieną. Ar ne, Rokuti? Gavom puikią dovaną. Tikėkimės, kai tu sustiprėsimės, jie pasinaudosim, važiuosim į nuotykį. Ir ligos istorija prasidėjo nuo gimimo, nes jisai paveldėjo genetinę ligą, kai sunkų imunodeficitą, kai žmogus nekovoja, jo imunitetas nekovoja prieš bakteriją. Visas Roko gyvenimas buvo dažnos ligoninės, ne vienas gimtadienis ligoniniai. Ir atrodė dar kuris laikas, kad taip galim gyventi su vaistų pagalba, bet paskutiniu metu labai pradėjo blogėti sveikata ir mums jau vienintelis būdas buvo kaulų čiulpų transplantacija. Dabar Rokutis jau 2 mėnesiai po transplantacijos jau stiprėja. Vakar gavom patvirtinimą iš gydytojų, kad jau galime grįžti vasarai namo. Šį savaitgalį pakuojamės daiktus, grįžtam namo ir tikimės, kad jau čia greit negrįšim, jau tik pasitikrint, kad atsigaus Rokutis, kad sustiprės ir nebešvęsim gimtadienių ligoniniai. Tai mes norėtume su Rokučiu padėkoti visiems žmonėm, kurie padarė 2 gerus dalykus. Pirmiausia, sutvarkė savo namų ūkius ir išnešė nereikalingus daiktus į tam skirtas elektronikos priėmimo dėžes Topo centruose, o tuo pačiu ir išpildė Roko svajonę. Labai ačiū visiems. Ar ne, Rokuti? Ačiū, kad esate su mumis. Kartu tampame viena širdimi, kuri keičia pasaulį.